Kaip žinia, mokytojai laikinai sustabdė savo streiką ir planuoja pratęsti lapkričio-gruodžio mėnesiais. Stebint visą tai, negaliu suprasti, kaip valstybė gali taip žeminti savo piliečius, mokytojus ir pati save, kad nesugeba rasti kompromiso su streikuojančiais. Dar daugiau kaip prieš 4 mėnesius vyriausybė kalbėjo apie tai, kad mokytojo profesija bus prestižinė. Noriu jūsų paklausti. Paprastai valstybė savo skolininkų atžvilgių yra labai griežta. Uždėlsus sumokėti bet kokį mokestį ar baudą, nuo pirmos dienos praktiškai pradedami skaičiuoti delspinigiai. Ar bus valstybė tokia pat principinga ir mokytojų atžvilgių? Ar nemanote, kad turėtų būti sumokėti ir delspinigiai? Ir ar nemanote, kad tai turėtų būti padaryta iš kaltininkų kišenės? Iš tų žmonių, kurie mokytojus verčia žemintis, pėsčiomis keliauti į sostinę iš visos Lietuvos ir maldauti to, kas jiem automatiškai priklauso? Kam čia buvo klausimas, kolega? Kas galėtų sugebėti atsakyti tuos klausimus? Premjerė, kaip visada. Į jūsų klausimus atsakyti visada yra sudėtinga, nes jūsų klausimuose niekada nėra klausimo ir visą laiką yra teiginiai. Tai jūs sakote, kad kažkam kažkas priklauso. Jūs teigiate, kad kažkam kažkas priklauso. Tai aš jums noriu pasakyti, kad valstybės biudžetas tai nėra kažkas, kas yra duota. Valstybės biudžetas yra tai, ką sumoka Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojai ir ką vyriausybė Seimo įgaliota pasiskolina ant Lietuvos mokesčių mokėtojų kupros. Ir paskirsto tas lėšas taip, kaip nutarė Lietuvos Respublikos Seimas. Tai aš tikiuosi, kad jūs, nors dabar nepriklausote darbo partijai, kaip suprantu, bet tada, kai jūs jai priklausėte, partija pasirašė susitarimą dėl švietimo, kuriame yra numatyta, kokius dydžius turi pasiekti mokytojų, dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai ateinančių metų pabaigoje, o biudžete numatyta, kad šitie dydžiai bus pasiekti ateinančių metų rugsėjo mėnesį ir tam, ką tik viceministras pristatė įstatymą, kur tie dydžiai taip pat yra nustatyti, tai aš labai tikiuosi, kad jūs už biudžetą ir už tą įstatymą balsuosite. Kitaip vyriausybė tų savo įsipareigojimų prieš mokytojus įgyvendinti tiesiog negalės. Ačiū.